Man daug metų kabojo toks klausimas tikėjime, klausimas kabojo, kodėl aš turiu melstis už kitą, melstis dėl gerovės. Suprantat, pavyzdžiui, atsitiko kažkam bėda. Ir dabar Dievo žodis sako, melskitės vieni už kitus, melskitės nelaimėje. Tai dabar, jeigu aš meldžiuosi už kitą žmogų, tai kaip suprasti, tai kodėl Dievas negali ir be mano maldų tai padaryti? Suprantat, pavyzdžiui, Dieve, būk jam gailestingas, padėk, pakelk, aprūpink. Ar nėra taip, kad Dievas sakytų, Rimantai, aš esu gailestingas, aš ir aprūpinu, aš pagelbėjau, kam tu manęs prašai, aš toks esu, aš dirbu savo darbą, tu rūpinkis savo reikalais. Viešpatie, meldžiu, kad karas liautųsi. Rimantai, nejaugi tu manai, kad aš esu už karus? Aš prieš karus. Manai, kad man nerūpi tie žmonės 100 000, kurie žūsta? Tu rūpinkis savo reikalais, kam tu meldysi, aš pats savo darbus darau. Viešpatie, padėk tiem žmonėms įtikėti. Padėk tiem žmonėms pamatyti tavo nuostabų veidą. Rimantai, tu galvoji, aš to ir nedarau? Kam tu prašai manęs to? Tai aš ir kėliau savo klausimą, kodėl Dievas savo žodėje sako, melskitės vieni už kitus. Melskitės, kad Dievo darbas eitų. Melskitės už savo persekiotojus. Kam? Jeigu Dievas yra pilnas gailestingumo ir jo natūra tokia yra, visada padėti, pagelbėti, auginti, aprūpinti, būt gailestingu. Kam reikia melstis? Kodėl? Paskambina man žmogus ir sako, pranešk bendruomeniai maldos prašymą. Kam to reikia? Ir žinote, tyrinėdamas šią temą, man tapo daug aiškiau. Todėl norėčiau su jumis pasidalinti ir tikiuosi, kad mes draugės pamatysime, kodėl taip yra. Viena moteris vardu Norma. Jinai pasakojo Rodžeriui Morneo apie tai, kad nuolat priekabiaudavo prie jos pikti angelai jos gyvenime. Norma girdėdavo, kaip nakties metu atsidarydavo langas ir užsidarydavo. Girdėdavo nakties metu, kaip durys atsidarydavo ir užsidarydavo. Jinai girdėdavo žingsnius, lipant jos namuose laiptais, nuo viršaus į apačią ir iš apačios į viršų. Nes jinai žino, kad tikrai niekas iš jos artimųjų čia nevaikšto. Taigi, ji dažnai jausdavo aplink ją tokią tvyrančią juodumą, kuri labai slėgė ją. Ir kai tik pasireikšdavo tie dalykai jos gyvenime, jos namuose, jinai šaukdavosi viešpaties Jėzaus pagalbos. Ir nustodavo viskas. Bet štai klausimas. Ji buvo mūsų sesuo, Norma, adventistų bažnyčios narė. Ir kodėl dabar piktosios dvasios triukšmauja, trukdo jos gyvenimui, kai jinai savo širdį pavedusi Dievo rankas? Ar tai reiškia, kad ir jūsų gyvenime taip gali nutikti? Tada jinai pasakojo tai Rodžeriui Morneo. Jūs girdėjote tokią pavardę? Tai yra žmogus, kuris parašė knygą Kelionė į antgamtinį pasaulį. Tai yra žmogus, kuris yra buvęs satanistas. Bet jis įtikėjo Dievą, paliko satanizmą ir pasikrikštė ir tapo 7-osios dienos adventistų. Taigi jisai išklausė. Ir jisai suko galvą, mąstė, galvojo, kodėl taip nutinka Normos gyvenime. Ir štai jam toptelėjo mintis, kad visi šie įvykiai vyksta todėl, kad tai susieta su viena jos pažįstama, kurią jinai lanko, tai yra ta moteris yra akla moteris, jinai lanko ją ir suintensyvėdavo
ta visa piktųjų dvasių veikla jos namuose, kai jim būtent apsilankydavo pas ją. Ir jisai suprato, kad Norma iki šiol laiko tam tikrą dovaną dovanotą tos aklos moters. Ir jisai pasakė, tučtai jau pašalink šitą dovaną, nes tai susieto su piktomis dvasiomis, kurias jinai garbindavo. Nes tai panašu į pačio Rodžerio Morneo gyvenimą. Kai jisai paliko satanizmą, piktosios dvasios nuolat jį persekiodavo. Tol, kol jisai neišmetė paskutiniųjų savo knygų, nes pirmus 6 mėnesius jį persekydavo, kol neišmetė paskutinės savo knygas, kurias garbino tas dvasias. Ir kai jis tai padarė, viskas liovėsi. Todėl Morneo štai ką pasakė. Dvasių veikimo principas tame, kad jie turi prieimą prie asmens, jie asmeniškai turi tam tikrus dalykus susietus su dvasiomis. Taigi piktosios dvasios lengviau prieina ir pasireiškia žmonių gyvenime ir namuose, kai ypač mes turime tam tikrus dalykus, kurie susieto su piktomis dvasiomis. Mėlėjai, Apreiškimo knygoje 12 skyriuje yra parašyta, kad kilo karas danguje tarp Mikaelio ir drakono. Ir tai buvo idėjinis, teisinis karas. Tai nebuvo toks karas, kaip dabar vyksta Ukrainos žemėje, kai rusai įsiveržė. Tai ne toks karas vyko tada danguje, kaip dabar tarp Izraelio ir Gazos. Tai ne tas karas, kur yra kariai su ginklais. Tai nieks nešaudėsi danguje. Niekas ten bombardavo ir lėktuvai neskraidė. Ten buvo idėjų karas. Teisinis idėjų karas. Kodėl kilo karas? Izaijas rašo, kad vienas galingiausių, išmintingiausių, gražiausių angelų, Liuciferis, jis norėjo iškelti savo sostą ir prilygti aukščiausiajam. Ezekielis rašo savo knygoje, kad Liuciferis buvo labai gražus, spindintis, bet jo širdis dėl to grožio, kurį Dievas jam davė, išpuiko ir jame kyla kaltė. Ir štai Lukas atskleidžia, kad Liuciferis, šėtonas, jis nori būti garbinamas. Atsimenu, kai jis pasakė Kristui, viską tau atiduosiu, bet jeigu tu atsiklaups ir pagarbinsi mane. Jis troško būti garbinamu. Taigi kilo karas tarp Mikaelio ir Liuciferio. Michaelis, hebrajiškai Mikael. Tai reiškia, kas toks yra lygus Dievui. Ir štai šitas hebrajiškas nuvertimas, reikšmė to žodžio, kas yra toks, koks Dievas, tai yra kaip klausimas ir kaip iššūkis skambantis iš to žodžio. Taigi tai lyg sakytų, kas yra toks kaip Dievas? Michaelis, tai reikšmė. Ir Biblija aiškiai sako, Jono 5.18, mes galim atsiversti, Jono 5.18, kas parašyta Biblijoje, Jono 5 skyrius 18 eilutė. Yra parašyta, užtat žydai dar labiau ieškojo progos Jėzų nužudyti, nes jis ne tik nepaisydavo šabo, bet ir vadino Dievą savojų tėvu, šitaip lygindamas save su Dievu. Kristus lygino save su Dievu, nes aš ir tėvas esame viena. Michaelis, Mikael, kas yra toks koks Dievas? Kristus. Tai Dievo sūnus. Ir dabar kilo danguje kova tarp Mikael ir Liuciferio. Nes Liuciferis norėjo būti toks kaip Dievas. Liuciferis norėjo paimti tą vardą iš Kristaus ir savo įsidėti. Tai aš noriu būti Mikael. Taip, Liuciferio prote Dievo sūnus tapo priešu. Ezekielio knygoje 28 skyriuje, atsiverskime Ezekielio knygą 28 skyrių.
Paskaitykime, mėlyje. 16 eilutė. Šitas skyrius kalba apie pranašavimą Tyro karaliui, bet visą charakteristiką, dvasinę prasme, perkeltinę prasme, jinai nurodo taip pat į šėtono prigimtį. Ar ne? Ir mes perkeltinę prasme skaitome kaip apie šėtoną, apie Liuciferį. Ezekėlio knyga 28 skyrius, 16 eilutė. Štai parašyta. Per savo plačiąją priekybą tu prisipildai smurto ir nusidėjai, todėl varau tave toli nuo Dievo kalno. Ir kerubas įskestais ir serginčiais sparnais nuvarė tave nuo ugningų akmenų. Raštas sako per savo plačiąją priekybą, hebrajiškai rekulla. Rekulla. Ir tai reiškia priekybą prekėmis arba žodžiais arba šmeižtas. Taigi galima skaityti, kad per savo šmeižtą tu prisipildai smurtu ir nusidėjai. O ką jisai šmeižia, kaip jūs galvojate danguje? Mikaelį, Dievo sūnų. Juk dažnai būna tai, kad tai, ko tu nemėgsti, tai, ko tu nekenti, tai, su kuo tu nenori nieko bendro turėti, dažnai, neretai jį šmeiži. Juodinsi, menkinsi. Ir įsivaizduokite dabar Liuterį, kuris danguje tuo metu štai tokį klausimą užduoda nuo vieno prie kito eidamas švento angelo. Liuciferis, ačiū. Štai Liuciferis prieina prie kiekvieno angelo ir sako, ar girdėjote tai, kad kažkas yra nepatenkintas tuo, kaip Dievas valdo? Jūs suprantat, koks tai galingas klausimas? Niekas per amžius nebuvo girdėję tokio klausimo, apart pirmą kartą iškelto Liuciferio. Ar esate girdėję, kad čia danguje kažkas yra nepatenkintas Dievo valdymo? Ar čia tiesa ar melas? Ar tiesa ar melas tai? Tai tiesa ir melas. Tiesa kur? Tiesa tai, kad tikrai kažkas amžinybėje yra nelaimingas. Tai yra tiesa. Kažkas tikrai yra nelaimingas. O melas kur? Melas tame, kad Dievas valdo neteisingai. Bet kai tu sumaišai tiesą su melu, melas ima triumfuoti dar sėkmingiau. Taigi šėtono būdas sumaišyti tiesą su melu. Tiesa ta, kad amžinybė iš tiesų yra kažkas nelaimingas. Ir čia mes matome 28 skyriuje tą žodį rekula 3 kartus. Žiūrėkite, 5 eilutė. Labai sumaniai rekula, tai yra prekiaudamas, pagausinai savo turtus. Labai sumaniai prekiaudamas arba labai sumaniai šmeiždamas. Labai sumaniai šmeiždamas, pagausinai savo turtus, savo pasiekimus. Trečdalis dangaus angelų patikėjo jo šmeižtu. Tu pagausinai savo turtus. Ir turtais puikavosi tavo širdis. Va, kiek aš turiu pasiekėjų. Toliau yra pasakyta 18 eilutė. Taip. Išniekinai savo šventiklas, savo kalčių daugybę ir sukta prekyba. Tai yra rekula. Uždegiau tave ugnimi ir ji tave surijo, paverčiau tave pelenais. Užteršiai, sako, tu visą ką šventą savo šmeižtais. Mėlyje, vieni žmonės galvoja, kad Dievui reikėjo iš karto neutralizuoti Liuciferį. Iš karto. Neutralizuoti Liuciferį. Jūs palaikote tokią mintį? Kiti mano, kad jeigu Dievas neapsaugojo nuo blogio visatos, tai jis turi prisimti atsakomybę antrankiai. Uždėti antrankius ir nešti atsakomybę, atsakyti už tai. Na, o toksai autoris Richardas Raisas, jisai pasakė, Dievas yra atsakingas, taip, už blogio galimybę. Taip, Dievas yra atsakingas už blogio galimybę. Bet jis neatsakingas už patį blogį. Ką jis daro? Dievas sudarė galimybę blogį, duodamas žmonėms laisvę. Būtybėms galimybę tai padaryti, nepaklusti Dievui.
Taigi, jeigu Dievas savo gale būtų sunaikinęs Liuciferį ir puolusius angelus, tai būtų dangaus gyventojus apėmęs šokas. Ir jie imtų jausti baimę, kuri verstų galvoti, o gal Liuciferis buvo teisus? Baimė atsirastų. Taigi trečdalis dangaus angelų pasiekė paskui Liuciferį. Ir naujausia planeta, Žemė, priėmė Liuciferį po Adomo ir Ievos nuopuolio. Ir dabar Liuciferis tapo teisėtų žemės atstovų vietoje Adomo dangiškoje taryboje. Dabar Liuciferis gali atstovauti žemę, todėl kad jie priėmė jo ideologiją ir kadangi jis ideologijos kūrėjas, jis dabar atsakingas už žemę. Dėl to Jėzus 3 kartus yra paminėjęs Evangelijose šėtoną šio pasaulio kunigaikštis. O šio pasaulio kunigaikštis turėjo būti Adomas. Taigi, priežastis paprasta, kodėl jisai tapo šio pasaulio kunigaikščiu. Liuciferis, žmonės pasirinko sekti juo, bet ne Dievu. Jobo istorija pasakoja, kad Jobas liko Dievui ištikimas ir Dievo nekeikė, kaip spėliojo apie tai šėtonas. Jis minėjo šėtonas Dievui, kad jisai spjausia tave ir keiks tave, kai jam bus blogai. Nors jisai klaidingai Jobas tikėjo, kad visas skausmas, sunkumas jo gyvenime yra nuo Dievo. Tačiau skaitydami Jobo knygą žmonės nerimauja, kodėl Dievas buvo atrodė malonesnis Liuciferiui, lyginant su tuo, kas ištiko Jobui. Kodėl Dievas malonesnis buvo Liuciferiui, šėtonui, bet ne Jobui, savo vaikui, daleisdamas jam kentėti. Todėl, kad problema yra ne tik asmeninė nuodėmės. Nuodėmės problema yra ir visatos klausime. Todėl netgi Dievas po to įvykio nuodėmės yra nagrinėjamas, audituojamas Dievas. Įsivaizduokit, nagrinėjamas Dievas. Štai kodėl Paulius sako, kad Dievas privalo parodyti, kad jis yra kartu teisus ir nuteisinantis tą, kuris tiki Jėzų. Dovydas 51 psalmė 6 eilutė sako, teisus tu esi, kai kaltini mane, ir teisingas, kaip savo teisme mane pasmerkė. Ar Dievas teisus ir teisingas? Štai koks turi būti klausimas atsakytas. Ar Dievas yra teisus ir teisingas? Štai kur visatos problema, kur audituojamas Dievas, ar jis yra teisus ir teisingas. Ir pats Dievas kruopščiai ir entuziastingai dirba ties to klausimo, kad nuodėmė daugiau nebepasirodytų. Taigi, o dabar mes prieikime prie Jobo. Jobo istorijų žinote. Kai buvo danguje įvairių visatos kampelių planetų atstovų susitikimas, pasirodė, raštas sako, 1 skyriuje ir 2 skyriuje Jobo knygoje pasirodė ir šėtonas toje taryboje. Jis atstovavo kokią planetą? Žemę. Jis atstovavo. Ir dabar Dievas jo paklausė, ką čia veiki? Ten, ar skersai ir šilgai vaikščiojo žemę ir taip toliau, žinai, ir sako, ar tu radai žemėje man paklūstantį žmogų Jobą, kuris yra be priekaištų ir doras. Ir dabar šėtonas sako, aš žinau, kodėl jisai doras, nes tu jį saugoji, aptvėręs, tvora nuo blogybių. Bet atimk iš jo tai, ką jisai turi, atimk jo šeimą, vaikus, turtus, darbus, atimk sveikatą, pamatysi, kas bus, kaip jisai tave pasižiūrės. Mielieji, tose skyriuose matomas susitarimo taisyklės. Dievas pasakė, gerai, visa tai, ką tu pasakei, tegul nutinka taip Dovydui, bet jo gyvybės neliesk. O jūs žinote istoriją, kaip baigėsi? Šiandien karyboje vadovaujamasi taip pat susitarimo taisyklėse, kurios kontroliuoja pajėgų lygį ir panaudojimą. Pavyzdžiui, viena iš taisyklių karyboje šiandien yra tokia,
kad nebūtų atakuojamas priešo ligonių laivas. Jūs girdėjote apie Ženevos konvenciją? Ženevos konvencija po Antrojo pasaulinio karo buvo pasirašyta 196 šalių. 196 šalis pasirašė, nes niekas nebenori to kraujo, niekas nebenori tos mėsmalės. Ir joje tvirtinama, kad sužeisti ir ligoti kariai, žmonės, neturi būti žudomi, kankinami, naikinami ar panaudoti biologiniams eksperimentams. Ženevos konvencijai taip pat pasakyta, kad iš karo belaisvių būtų reikalauta tik pasakyti vardą, laipsnį, gimimo datą ir serijos numerį, kai yra suimami. Ir turi būti jiems duotas tinkamas būstas ir adekvatus kiekis maisto. Štai kas parašyta Ženevos konvencijoje. Ir jo turi laikytis. Visi, kas pasirašė, ir jeigu dabar kas pasirašė, kovoja tarpusavį, jie kariauja, jie turi tam tikras ribas, ko jie daryti negali. Nes yra pasirašę, susitarę. Tu negali liesti manų ir tyčytis iš mano karių, aš negaliu to daryti iš tavo karių. Suprantat? Biblijos įrodymai teigia, kad yra susitarimo taisyklės ir visatos konflikte, kuriuose abi pusės žino savo ribas. Praktiškai skamba taip. Dievas yra ribojamas savo gale išgelbėti ar apsaugoti nuo žalos žmogų. O šėtonas yra ribojamas savo gale piktnaudžiauti žmonėmis. Ir aišku, šitos dinaminės ribos gali būti peržengtos ir tai žino abi pusės, gali būti peržengtos. Pavyzdžiui, jeigu kas nors nori skirti laiko veikti, tamsius darbus daryti, arba susisieti su žmonėmis, ar ne, kurie aiškiai vykdo šėtono darbą, arba auija, yra tokie būrimo lentos, seansai įvairūs. Tai yra visiška šėtono teritorija. Tokiu būdu šėtonas gali tapti pranašesnis, laimint žmonės į savo pusę. Taigi, jeigu jie pasirenka tamsiąją pusę, tai šėtonas turi teisę juos ir prisiglausti, prisitempti. Ir Dievas negali tam sutrukdyti pagal susitarimą. Taigi, o jeigu kas nors meldžiasi, pasiduodant ir pasitikint Dievu, pasikliaunant jo gale, Dievo gale, pergalės ant kryžiaus pagrindų, Dievui suteikiama didesnė kontrolė šioje situacijoje padėti ar gydyti. Taigi suprantat? Dabar 1 Tesalonikiečiams. Atsiverskite 2 skyrių. 1 laiško Tesalonikiečiams 2 skyrių. Septynioliktą, 18 eilutės paskaitykime. O mes, broliai, kuriam laikui atskirti nuo jūsų, žinoma, tik kūnų neširdimi, be galo pasiilgę labai troškome išvysti jūsų veidus. Toliau skaitau 1 Tesalonikiečiams 2 skyrius 18 eilutę. Todėl ruošėmės atvykti pas jūs, bent jau aš, Paulius, ruošiausi kartą ir kitą, tačiau mus sutrukdė šėtonas. Matot, pasakyta, Paulius mini, kad buvo norėta ne kartą juos aplankyti, bet sutrukdė šėtonas. Lukas 4 skyriuje 9 eilutė pasakyta, kad pastatė Jėzų ant šventyklo šelmens viršaus, o tai yra, nežinau, kokį 15 metrų aukščio, ir dabar sako, šok žemyn, nes parašyta, kad Dievo angelai tave globos. Ar jūs galvojate, kad šėtonas nenorėjo užmušti Jėzaus? Jis ir nukryžiavo Jėzų per tuos, kurie jo netikėjo. Jisgi galėtų nustumti žmogų. Jis norėtų nužudyti Jėzų, kad jam nereikėtų atpirkti žmonijos. Bet kodėl jis pasakė, šok žemyn? Todėl, kad susitarimas yra tarp Dievo ir šėtono. Tu negali priversti žmonių. Tu negali jų privartauti. Tu negali savo ranka daryti tai, ką tu nori, savo tikslams įgyvendinti. Tai būtų prievarta. Prievartas negali, jeigu žmogus pas to nenori.
Todėl jisai sako, Jėzus šok žemyn. Jis gali tik įtikinėti, skatinti, gundyti. Bet jeigu tu priimsi piktasias dvasias į savo gyvenimą arba žaisi su tais žaisliukais, kurie susijęti su dvasiomis, tai tu leidi taip, kad šėtonas tave pavergtų ir pastumtų tave į ugnį. Nes tu jau tampi jo kontroliuojamu. Arba atsiminkite Jėzus su savo mokiniais, kai jie sutiko du apsėstuosius. Mėlėjai, čia labai įdomi situacija. Jos buvo užvaldę daugybę demonų, jie pasivadino save legionu. Romos imperijoje legionas buvo dažniausiai minimas kaip 6000 karių kuopa. Kai jie pamatė Jėzų, jie iš karto atpažino Dievo sūnų. Ir kągi pasakė Dievo sūnui? Atsimenat? Atsiverskime Mato 8 skyrių. Evangelija pagal Mato 8 skyrių. Evangelija pagal Mato 8 skyrių 29 eilutė. Mato 8 skyrius 29 eilutė. Ką jie pradėjo sakyti, tie apsėstieji, tai demonai, Jėzui? Taip, 29 eilutė. Ir štai jiedu ėmė šaukti, ko tau iš mūsų reikia, Dievo sūnau, atėjai pirmą laiko mūsų kankinti? Šis incidentas atskleidžia, kad yra sutartas laikas, kada bus sunaikinti piktieji angelai. Jie žino savo laiką, kada baigsis jų gyvavimas. Jie tai žino, o mes nežinom, kada baigsis jų gyvavimas, bet jie žino. Ir kai dabar Jėzus atėjo sutramdyti visą tai ir gelbėti tą žmogų, taigi dabar jie sako, tu atėjai pirmą laiko mūsų naikinti, taigi mes esame sutarę. Yra susitarimas. Ne Ženevos konvencija, bet čia yra susitarimas. Kad tu turi laikytis ir mūsų nesunaikinti. Tai labai įdomi mintis. Ir Dievas pažadėjo nesunaikinti jų, kol neatėjo laikas. O mes žinome, kad tas laikas bus po 1000-mečio, pagal Apreiškimo knygą 20 skyrių, o ne tuomet, kai vaikščiojo Jėzus šioje žemėje. Apreiškimo knygoje 12 skyriuje 12 eilutėje pasakyta, kad šėtonas buvo nutrenktas žemėn ir jis dabar yra įniršęs, nes žino, kad turi labai mažai laiko. O kodėl jis nutrenktas žemėn? Jis nutrenktas žemėn kontekste kalba po to, kai Jėzus mirė ant kryžiaus. Jis triumfavo ir dabar jis jau nebeatstovauja žemės dangaus posėdžiuose. Jis jau nebegali būti dangaus posėdžiuose. Jis nutrenktas žemėn yra. Ir dabar jis yra labai niršęs, nes jis supranta, kad jo laikas eina į pabaigą, nes jis tą laiką žino, šėtonas. Ir jisai viską padarys, kad nusitemtų kuo daugiau žmonių paskui save. Tai Kristaus mirtis nutrenkė į žemę. Taigi, jeigu žmonės meldžiasi, jeigu jūs meldžiatės, mėlyjei, Dievo parametrai keičiasi. Suprantat, kai mes meldžiamės, jūs plečiate Dievo parametrus, galimybės užtarti kitų gyvenime jam Dievui išauga. Jūs praplečiate parametrus. Nes šėtonas sakė, jeigu prašys jie, tada tu daryk. Neprašys jie, tada man atsiveria galimybės. Sutariam? Štai kodėl mes turime melstis. Štai kodėl būtų netikslinga taip Dievui sakyti, Rimantai, kam tu meldies? Nesimelsk, aš viską galiu padaryti. Ne viską galiu padaryti, Dievas sako. Aš ne viską galiu padaryti. Bet jeigu tu melsies už save, prašysi, kad tave apsaugočiau nuo piktų dvasių, prašysi, kad tave pagydyčiau iš vidaus ir kūnų, mano parametrai plečiasi, nes tu mane prašai. Tu užstoji kažką, mano parametrai plečiasi, nes aš pats negaliu, tai yra morališkai aš negaliu to daryti, o dabar aš galiu. Jis turi dabar teisinės, moralinės teisės apriboti blogio įtaką dėl tų, kurie meldžiasi tikėjimu. Štai dabar atsiverskime Luko 22 skyrių. Luko 22 skyrius, paskaitykime 31
31 eilutė ir 32. Štai Jėzus pasakė, Simonai, Simonai, štai šėtonas pareikalavo persijoti jūs tarsi kviečius. Bet aš meldžiuosi už tave, kad tavasis tikėjimas nesusviruotų, o tu sutvirtėjęs stiprink brolius. Matot, kas vyksta? Čia pasakyta, šėtonas pareikalavo. Sakykite, kokią teisę šėtonas turi reikalauti? Turi. Kodėl? Pirmas dalykas. Šėtonas matė, kad Petras buvo apaštalų tarpe lyderis ir kad Petras buvo kažkiek savimėla. Jisai mėgdavo girtis. Jis mėgdavo save parodyti save. Suprantat? Girtis, parodyti, iškelti aukščiau visų. Dabar, kai žmogus taip jaučiasi, kaip žmogus save tokiu laiko, jis atveria tam tikras galimybės piktajam. Nes šėtonas galvoja, žinau, ką aš dabar galiu padaryti. Jis man atsiveria, nes puikybė tai ne Dievo teritorija, tai yra mano teritorija puikybė. Todėl, kai jisai pradėjo girtis, norėt būti pirmiau visų, aukščiau visų, šėtonas prieina prie Dievo ir sako, tiesiog jis būdamas, žinai, ir sako, aš norėčiau prieiti arčiau Petro ir padaryti kai ką jo gyvenime, nes jisai save kelia, puikuojasi, man puikias galimybės yra ir Dievas negali trukdyti. Dievas negali trukdyti, nes žmogus tai pasirenka. Dėl to Paulius dažnai mokina, saugokitės puikybės, saugokitės godumo, saugokitės svetimavimo. Kodėl? Nes ateis su reikalavimu šėtonas prie Dievo ir sakys, aš norėčiau prisiliesti prie to žmogaus ir papurtyti jo gyvenimą. Dievas sutiko. Ar šėtonas papurtė Petro gyvenimą? Papurtė? Ką padarė Petras? Išsižadėjo 3 kartus Jėzus. Ką padarė Petras Getsemanėje, kai Jėzus meldėsi? Užmygo. Ir Jėzus pasakė, negalėjot net pabūti su manim maldoj. Jis užmygdė pačiu svarbiausiu gyvenimo momentu. Užmygdė ne tik Petrą, bet ir kitus. Ir štai Petras karčiai verkė, kad jisai padarė didžiulę nuodėmę, išsigynė savo mokytojo. Šėtonas trina rankomis, nes jo filosofija veikia. Ir jis dabar tampa jo, kaip ir Judas, tapo jo. Bet palaukit, istorija dar nesibaigė. Paskaitome toliau. Taigi, sako, šėtonas pareikalavo persijoti jūs tarsi kviečius. Bet aš, sako Jėzus, ką sakė, bet aš meldžiuosi už tave, kad tavasis tikėjimas nesusviruotų, o tu sutvirtėjęs stiprink brolius. Kitaip sakant, Jėzus meldėsi už Petrą Dievui, kad Dievo parametrai prasiplėstų ir Dievas kovotų dėl Petro, ta prasme, kad savo šventąją dvasią galėtų vesti jį atgailą, kad susimastytų, ką padarė. Nes kažkas meldėsi. Sakykite, kas nors meldėsi už Petrą iš mokinių. Ne, neparašyta. Vienas tik Jėzus meldėsi. Nes jisai vienintelis tik tai žinojo Petro problemą. Niekas net nebuvo pagalvojęs, koks Petras iš prigimties. Taigi jis sako, aš meldžiausi. Dabar suprantat, kur va susitarimai. Kai žmogus renkasi puikybę, Dievas, šėtonas praplečia savo parametrus. Ir Dievas nieko negali padaryti, nes žmogus tai pasirinko. Bet jeigu kažkas jį užtars, ar pats žmogus melsis, tada Dievo parametrai plečiasi ir jisai gali ginti tave nuo blogio. Štai, aš sakau jums, Linutė, Jonai, Kęstutė, Rimutė, ir visiems jums sakau, melskimės vieni už kitus. Plėskime Dievo parametrus. Juk tai gali kainuoti tam žmogui gyvybę, o jeigu mes nesimelsime, gali kainuoti jam mirti. Ir už save melskimės. Taigi, šėtonas ir Jėzus abu pažinojo Petrą geriau nei jis pats.
Numatydamas Petro silpnumą, šėtonas gundė Petrą būti pagirūnišku kitų jų akivaizdoje. Užmygti sodo viduryje, vietoj to, kad melsis iš savo mokytojo ir save. Ir galiausiai įsižadėjo gelbėtoją 3 kartus. Petras krito ir apgailėtinai krito, bet Jėzus meldėsi. Petras atsistatė. Jis atsistatė taip, kad parašyta Evangelijų pagal Joną 21 skyriuje pabaigoje pasakyta, kad gyvenimo pabaigoje jis trokš mirti dėl Kristaus. Ir jisai mirė ant kryžiaus. Petras nukryžiuotas buvo. Anot pasakojimų iš senovės raštų sakoma, kad Petras paprašė, kad jį žemyn galvą nukryžiuotų, nes jis nenorėjo būti kaip Jėzus kryžiuojamas, nenorėjo prilygti jo šventumui, tokiam jo mirčiai. Jis norėjo, sako, žemyn galvą, man aš nevertas taip mirti, kaip jisai mirė. O dabar klausimas toks. Kas būtų, jeigu Jėzus nesimelstų už Petrą? Mano nuomonė būtų nutikę taip, kaip Judai. Petras kažin, ar atsiverstų. Neparašyta, kad Jėzus meldėsi už Judą. Nežinau kodėl. Gal todėl, kad Jėzus jau matė, kad jis jau visiškai atsidavęs, nes Evangelijai pagal Joną 13 skyriui pasakyta, kad Judas buvo visiškai apsėstas jau šėtono. Ir galbūt jau nieko nebegalėjo padaryti, jau Jėzus jau jisai matė, kad beviltiška tai yra, nes visiškai sukirto rankomis ir savo širdį atidavė šėtonui. Bet jisai matė krupelėlę, kažkokią viltį pas Petrą. Ir jisai meldėsi. Taigi, tikėjimas ir malda yra raktas kovoje tarp gėrio ir blogio. Diena, kai mes nesimeldžiame, laimi piktasis. Bet diena, kai meldžiamės, Kristus aprūpinamas teisėtomis moralinėmis teisėmis tarti priešininkui. Iki čia ateisi ir netoliau. Kai tu meldiesi už kitą, Kristus pasako piktajam, štai, mano parametrai prasiplėtė, iki čia ateisi, nerčiau jo, nes jis meldžiasi. Jis manęs prašo, jis savanoriškai tai pasirinko. Taip kaip Mozė iškėlęs rankas meldėsi, Izraelis laimėdavo prieš amelikiečius. Tik nuleisdavo nuvargęs, nes ir kova pralaimėta buvo. O dabar, kaip dėl tos pandemijos COVID-19? Kaip dėl Rusų įsiveržimo į Ukrainos žemę, kur žūsta 100 000 karių? Kaip dėl Izraelio karo Gazos ruože? Ar manome, kad Dievo galimybė veikti yra sumenkus ir Dievas negali nieko padaryti? Bet moralinė priežastis neleidžia jam to daryti. Parametrai, susitarimas. Dievas negali visą tą žemę padaryti dabar tobulą. Kaip ir šėtonas negali visą žemę padaryti tamsybėse. Jei Dievas imtų viską keisti ir dėlioti pagal save, šėtonas tuomet ateitų ir pasakytų štai ką. Paklausykite. Kodėl tu mėgini padėti šiems žmonėms? Jie tavęs gi neprašo padėti. Jie atitrūko dėka tuo, ką aš jiems siūliau. Jie iš tikrųjų netiki tavimi tiek, kiek kalba. Juk tu sakei, kad sąžiningai laikysies susitarimo. Sąžiningumas reikalauja, kad tu susilaikytum nuo pagalbos žmonėms, kurie netrodo per daug susirūpinę tuo, ką tu darai. Taigi, kodėl tu jiems nori padėti? Jie tavęs neprašo. Štai, šėtonas galėtų apkaltinti. Štai kodėl Dievui svarbi savanoriška auka. Štai kodėl kunigų knygoje pasakyta, kad Dievui labai patiko kvapas savanoriškos aukos. Ne tos aukos, kur Dievas pasakė aukoti, bet žmogus pats ateina neprašytas Dievo. Ima ir paaukoja auką. Ir kunigų knygui pasakyta, jis užuodžia tą kvapą, Dievas jis sako, tai yra pati gražiausia, man geriausia auka. Savanoriška. Dėl to savanoriškai Dievas nori, kad mes užtartume vieni kitus. Savanoriškai mes melstume ir už save, už tos įvykius pasaulyje, už bažnyčios reikalus, už vyrą, už žmoną, už vaikus. Ar ne? Nes Dievo parametrai plečiasi. Ir jisai tikrai rūpinsis, stengsis viską padaryti, bet ir šėtonas nemiega.
Jis bandys viską, puikybę pasėti, godumą, savimeilę, egoizmą ar ne, smurtą šeimoje. Todėl jis irgi dirba. Tai yra kova, didžioji kova. Mėlieji, netikėjimas štai pralaimėjimas. Būtent dėl netikėjimo žmogus netenka Dievo palaikymo. Ir atsiminkite praeitą kartą, kai aš kalbėjau pamokslą, pasakojau. Apie tai, kodėl mokiniai klausė, nepavyko mums išvaryti šito demono iš to vaiko. Ir ką pasakė Kristus? Šita veislė neišvaroma kitaip, kaip tik malda ir pasninku. Ir buvo iškeltas klausimas, kokiegi ta veislė, kad negalėjome išvaryti. Atsimenat, ką Jėzus pasakė? Ir kasgi ta veislė buvo? Tai buvo netikėjimo veislė. Tai buvo tiesiog žmogaus netikėjimas, tikėjimo stygius. Ir šitą veislę, šitą rūšį netikėjimo labai sunku išvaryti iš žmogaus. Taigi Jėzui reikia, kad jūs prašytumėte. Jam reikia visų mūsų bažnyčioje, kad prašytume. Kuo daugiau mes prašysime tikėjimu, tuo laisviau jis galės plėsti savo parametrus didžiojo konflikto vadovavime. Štai pradžioje aš kalbėjausi ir sakiau, aš turėjau klausimų, kodėl aš turiu melstis, kai Dievas pats viską gali padaryti? Kam to reikia? Kam man reikia melstis? Nesuprantu. Dieve, padėk tam žmogui, kad jisai mąstytų sveikų protų, kad šviesa ateitų į jo gyvenimą. Padėk jam. Ir Dievas sako, Rimantai, kai aš pats galiu tai padaryti, kam tu manęs prašai? Aš galiu laisvai padaryti. O dabar supratau, ne, Dieve, tu negali taip daryti. Todėl, kad su šėtonu buvo sutartis. Nes reikalingas žmogaus pasirinkimas ir kažkas, kas atvertų galimybę Dievui arba šėtonui. Juk žmonės, atsiminkite, politikoje leidžia įstatymus, tokius, kurie praplečia parametrus šėtonui. Įsivaizduokite, girdėjau pro radiją, važiuodamas automobilyje, kad jau Olandijoje rodomi vaikams pornografijos filmai mokyklose. Tam, kad aiškintų, kas tai yra ir taip toliau. Ir dabar tas lietuvis sako, paklausia to lietuvio, kaip tu manai, Lietuvoje tai bus? Galimybės yra neribotos. Galimybės yra neribotos. Mėlėjai, tai yra parametrai plečiami šėtonai. Kiekvienas įstatymas paremtas prieš Dievo įstatymą yra parametrai palankus šėtonui. Ir kuo daugiau tokių parametrų palankių, tuo pasaulis grims į tamsą. O ką mes darome, kad šėtono parametrai siaurėtų? Mes turim platinti Dievo parametrus, nes vyksta kova tarp gėrio ir blogio. Ir mes esame to dalis. Štai kodėl supratau aš. Štai kaip aš supratau, kodėl turiu melstis. Nes kad gyvenčiau ir turėtų galimybę gyventi kitas. Ir kad pasaulis būtų šviesesnis.